Sveiki. Šiandieną kalbėsiu apie H. pylori bakteriją ir svarbiausia apie sėkmės istoriją. Visada labai man smagu kalbėti ne tik teoriškai, bet ir kaip praktiškai veikia šitos žinios, tie moksliniai tyrimai. Nes vienas dalykas yra skaityti apie mokslinius tyrimus, antras dalykas juos išbandyti. Ir šį kartą apie sėkmingą istoriją. H. pylori gydymo be vaistų. Taigi, pirmiausiai apie H. pylori, apie tai jūs galite labai daug praguglinti ir tą ir pasidarykite. Tačiau, kas turite šią bičiulę, arba žinote žmonių, kurie nuo to kenčia, rekomenduočiau, pavyzdžiui, tiesiog papasakosiu tai, ko galbūt gydytojai nepasako, kaip dabar mėgstama sakyti, ar ko gal jūs nerasit labai populiarioje, tokioje literatūroje, ar ne? Vienas iš svarbiausių dalykų tai išsiaiškinti, kas ta H. pylori, jinai gėris ar blogis. Nes H. pylori bakterijų mes turime apie 50% pasaulio gyventojų ir vieniems šita bakterija kenkia, kitiems visiškai normaliai gyvena. Ir tai tas pats faktas, kad apie 50 kiek tūkstančių metų žmonija turi šią bakteriją, kelia klausimą, o tai gal jinai reikalinga yra ir gal išnaikinus ją turėsime kitų problemų, kaip pavyzdžiui, irgi kaip mes galvojam apskritai apie bakterijos, tai buvo mikrobai, blogis. Dabar žiūrim, kad mikrobai, tai yra bakterijos, tai yra ir gėris, ir blogis. Lygiai taip pat daktarė Čila Enders, bestsellerio Žarnyno žalumynai autoriai, rekomenduoju šitą knygą turėti, nes labai praplečia akiratį ir ji nagrinėja visus, kaip sakyti, žarnyno reikalus. Ir apie H. pylori čia jinai pasakoja taip, kad tai yra ir gėris, ir blogis. Blogį mes žinome. H. pylori, helikobakter, tas kaip helikopteris, jinai turi tokius propelerius ir šita bakterija palenda po žarnyno gleivine ir ten daro savo darbus. Ką jinai daro? Jinai turi netgi tokius mažučius švirkštukus, gali suleisti tokių tarsi nuodų į skrandžio sienelę arba badyti skrandžio ląsteles, ten prasideda uždegimas, gali būti opos ar ne. Ir 1% tikimybės, kad tai žmonės turintys H. pylori gali sirgti skrandžio vėžio, o žinote, kad skrandžio vėžys, kaip sakyti, jis neskauda. Ir dažnai sužinoma vėlesnėse stadijose opų turėtojai, gastritų turėtojai dažniausiai turi H. pylori bakteriją. Taigi, sakytume, jinai blogis. Kita vertus, ir būtent čia rašo ir Julia Sanders, ji yra ir gėris. Nes buvo atliktas toks vienas didžiausių Helicobacter pylori ir jos poveikio tyrimas ir prieita prie išvados, kad žmonės, kurie turi Helicobacter pylori, daug mažiau serga širdies kraujagyslių ligom ir turi tiesiog mažesnis pavojus netgi mirti nuo plaučių vėžio ar insulto, beveik per pusę mažesnis negu tų, kurie neturi tos bakterijos. Irgi buvo ryšys su astma. Čia buvo atliktas tyrimas su pelėms, su mažais peliukais ar ne, ir tie, kurie, turėjo H. pylori ar ne, jie nesirgo astma. Tačiau panaikinus H. pylori, jie susirgo astma. Vėl įvedus H. pylori, jie vėl nebesirgo astma. Ir ypač su mažais peliukais. Didelėm pelėm tas efektas buvo, bet netoks didelis. Taigi, pasirodo, H. pylori
jinai inicijuoja T limfocitų gamybą kažkokiu tai būdu, o T limfocitai, jie turi tokią reakciją stiprinti imunitetą ir jį netgi taip raminti, kad jis nesiblaškytų, nesidraskytų dėl visokio ten žiedadulkės, ar ne. Tai vat manoma, kad tai H. pylori atlieka šitą vaidmenį ir kai pradėta masiškai naudoti antibiotikai, atsparumas antibiotikam, ir H. pylori išnaikinama, iš vienos pusės kaip ir gerai, iš kitos pusės labai padaugėjo astmų, alergijų, dermatitų, beje, kaip žinome, mes kenčiam nuo širdies kraujagyslių ligų ir taip toliau. Čia negalima, kaip Sanders rašo, negalima daryti tokios išvados, kad, H. pylori apsaugo nuo astmos, tačiau prielaida tokia gali būti. Toliau, daugelis yra gausybė mokslinių tyrimų ir aš juos įkelsiu. www.sveikatos.lt, ten yra ir bus sukelti straipsniai mano su video įrašais ir su nuorodomis į mokslinius tyrimus. Kaip žinia, aš čia negaliu juos jums ir parodyti, bet ten jūs viską rasit, galėsit, kam įdomu, nueiti ir pasižiūrėti. Tai yra labai nemažai mokslinių tyrimų apie galimybę gydytis natūraliomis priemonėmis H. pylori, tačiau daugelėje tyrimų rašoma, vartokite tą šalia antibiotikų. Julia Sanders rašo vietoj antibiotikų. Ir pavyzdžiui, apie sulforafaną, brokolio ekstraktą, tai ji tiesiog rekomenduoja ir rašo, kad tai gali būti labai rimta strategija gydyti H. pylori vietoj antibiotikų. Ir apie tą dabar sėkmės istoriją. Taigi, aš gydymo su pelėm neatlieku, bet kažkaip atlieku su savo vyru. Ir sėkmingai pritaikėm žinias ir geltonosios dėmės degeneraciją pavyko mums, suvaldyti, sakysiu tą žodį, be vaistų, maistinių medžiagų pavidalu ir dabar rudenį jam buvo nustatyta H. pylori bakterija. Iš tikrųjų, draugas gastroenterologas tiesiog, pasiūlė pasidaryti testą, nes ko gero yra ta bakterija ir aišku, testas parodė, taip yra ir nemažai. Ir paprastai tas tradicinis gydymas yra 2 rūšių antibiotikai, dar papildomi vaistai ir netgi 3 kursai tų antibiotikų ir mes, nes jinai sunkiai užmušama yra ta bakterija. Ir labai aiškiai suvokiam, kad 3 kursai antibiotikų tai yra didžiulio žala organizmui. Kartais antibiotikai tikrai reikalingi gelbsti gyvybės. Bet šiuo atveju, kadangi jau aš tiek daug žinau ir tiek daug rašau, mes pabandėme tiesiog padaryti eksperimentą. Antibiotikus visada suspėsime. Ir jo labiau, kad vis sunkiau ją išnaikinti, net rašo mokslininkai, dėl atsparumo antibiotikams. Ir tačiau, kaip sakyti, ją pamažinti reikėjo. Taigi, ką mes darėme? Pirmiausiai yra natūralūs antibiotikai. Tai, tiesa, mano vyrui buvo nustatyta H. padarėm testą, gal seniai jau ten tūnoja, bet atlikome testą ir radome tikrai didelį kiekį tų H. pylori bakterijų, tai rudenį. Ir mes kažkaip galvojame, kad, padarysim ir greitai čia pasidarysim tyrimą. Tačiau mums užtruko beveik pusę metų, tai vartojom, tai šį bei tą, aš to pasakysiu, bet jeigu jau nori pasidaryti papildomą, pasižiūrėti, ar nebėra tų bakterijų, reikia daryti tokį ureazės testą, iškvėpimąjį testą. Ir jis kainuoja nepigiai. Mes atlikom Kauno klinikose, tai kainuoja 75 eurus, Vilniuje mačiau dar brangiau. Tai kažkaip pagalvojom, kad neverta čia kas mėnesį daryti, reikia, jau užsiregistravome ir tiesiog paėmėm labai rimtai tą protokolą. Ką mes vartojame? Pirmas dalykas, tai ką rekomendavo Julia Sanders, sulforafaną, brokolio ekstraktą, bet vyras vartojo kryžmažiedžius, Cruciferus plus, čia Neolife yra Cruciferus plus, kryžmažiedžių ekstraktą, tabletės ar ne, tai vartojo ne per daug, po 4 per dieną, tai taip 2 savaitės prieš tyrimą.
O Julia Sanders rašo, kad po 2 savaičių jūs jau galite daryti testą ir pasižiūrėti. Taigi, vietoj antibiotikų vartojam garlic allium, tai yra česnako ekstraktą. Yra atlikta tyrimų, aš juos sukelsiu, kad netgi žali česnako skiltelės vartojamos 2 kart dienoj, per pietus ir vakare berods, įkelsiu tyrimus, irgi sumažino pylori bakterijų, užmušė jas, nes česnakai yra natūralus antibiotikas. Nu, ne visi gali ten kramtyti, kaip sakyti, ir ne visiems skrandis priima, ir gal aš pati ir negalėčiau dėl savo darbo specifikos, ar ne, nelabai norim smirdėti, bet yra garlic allium ekstraktas, tai yra česnakai, svogūnai, porai, rozmarinai ir turi tam tikrą apvalkalėlę, kuris neištirpsta skrandžio rūgštyje tą tabletę, bet nueina ten ir tolyn ir turi antibakterinį, antimikrobinį, antiparazitinį efektą ir skirtingai negu antibiotikai, na tie vaistiniai, jis neužmuša visų bakterijų, tik tai turi tokį blogasias, bet puoselėja apskritai žarnyno mikrobiomą, mikroflorą, puoselėja tos gaurelius česnakas, ar ne? Beje, nekeptas, žalias arba kažkokio papildo pavidalu. Tai pagalvojame, okei, česnakas, prasižiūrėjau, tyrimų yra, juos įkelsiu. Toliau, vienas iš strateginių dalykų, ką mes padauginom, tai yra alijošiaus gėrimas, aloe vera barbadensis, ar ne, alijošius, ir yra gausybė tyrimų, kai būtent tas meksikietiškas, nežinau ar nuo palangės, tas tiktų, ar ne, lietuviškas, nes ten reikia išeliminuoti tam tikras medžiagas, bet va šitas aloe vera barbadensis yra gausybė tyrimų, kad jis irgi turi tą antimikrobinį efektą ir net naikina H. pylori. Tyrimus įkelsiu ir net labai sumažino H. pylori bakterijų vartojant tam tikrus kiekius. Tai mes padauginom šiaip profilaktiškai po 40 ml, o jis pavartojo po pusės stiklinės 3 kart dienoje prieš valgį. Dabar vartoja profilaktiškai prieš pusryčius. Tai va, aloe vera. Toliau, tai reiškia, turėjome sulforofaną, turėjome kryžmažiedžius, turėjome česnakus, svogūnus, garliką, turėjom aloe vera. Ir Medical News Today irgi rašo apie priemonės, kurios, natūralias priemonės, tai tarp jų yra ir kryžmažiedžiai, ir aloe vera, ir žalioji arbata, beje, žaliosios arbatos irgi pageriam, ekstrakto būtent, ar ne, bet gali tiesiog žalią arbatą. Kava nelabai gerai, nepaisant to, kad arbata irgi turi kofeino, ar ne, bet žalioji arbata mažina bakterijų kiekį. Tai va, prie pylori keiskit kavą į arbatą. Ir dar vienas svarbus dalykas – probiotikai, tai yra gerosios žarnyno bakterijos. Buvo atliktas tyrimas ir reiškia, žmonių sirgusių skrandžio vėžių, opomis, gastritais, jų išmatose buvo rasta labai mažai šitų bifido bakterijų, ar ne? Būtent pieno rūgšties tų bakterijų. Ir už tai labai rekomenduojama yra probiotikai su bifido grupe, tai vat mes vartojam ne po daug, iš tikrųjų po 2 tabletės, tai yra 10 milijardų čia būtų bakterijų, tarp jų ir labai reikalingų bifido. Tai vat jos irgi turi teigiamą įtaką arba proporcingai, kuo mažiau tų bakterijų, tuo didesnė rizika susirgti skrandžio ligom ir tuo daugiau helikobakter bakterijų. Iš principo tai buvo 4 vat šitie papildai, pavartojami didesnėmis dozėmis, netgi tas paskutinėsias 2 savaitės ir arbata žalioji. Ir prieš lygiai beveik nepilną savaitę Kaune atlikom tą ureazės testą, jis yra atliekamas paprastai. Tiesiog viena tabletė užgeriama, skysčio tam tikro ir tos H. pylori, jeigu jų yra, tai tas skystį kažkaip transformuoja ir iškvėpiamos yra tam tikros dujos bekvapės ir pagal tas tyrimas yra iškvėpimo. Tas testas yra išsiunčiamas ir kitą dieną tau ateina atsakymas elektroniniu paštu, tai mes jau nebuvau tikra 100%, tai 50%.
kad mums pavyks, bet buvo labai, vienu žodžiu, testas buvo neigiamas ir ten yra net tam tikra graduotė, tai labai geras testas. Praktiškai, kaip sakyti, jau čia tyrimas ne su pelėmis, su savo žmogumi. Tai mes išnaikinom tą bakteriją be didelių šalutinių antibiotikų poveikių. Ir kiek aš žinau, labai dažnai ir vyresni žmonės tą H. pylori turi, skrandžio problemų turi. Ir jiem tie antibiotikų kursai yra tokie, nesakau mirtini, bet ypatingai žalojantis žarnyną. Ir aš darau prielaidą, turėdama žinių, kad tas mirtingumas didesnis nuo plaučių vėžio, širdies ligų tiems, kam mažiau tų pylori bakterijų, gali būti, arba naikinamos jos, gali būti susijęs net su tuo, kad yra visiškai išderinimo žarnynas ar ne, ir dažnai mes neatstatome to žarnyno, o žarnynas yra tiesiogiai susijęs ne tik su smegenim, ar ne, bet ir su širdim, su plaučiais, apskritai su kraujagyslių sistema ir būtent netgi išnaikinus, kaip sakyt, bakteriją žarnyne, tai išnaikinamas ir burnoje ir mes negalim per maistą gauti, pasigaminti tą stebuklingą azoto oksido molekulę, kuri išplečia mūsų kraujagyslės ir turim tokių nenumatyto plataus spektro dalykų. Taigi, čia yra tikrai labai gera žinia, tikra žinia ir pasidalinkite šiuo įrašu su tais, kurie jums rūpi ir patys išbandykit, nes kas antras žiūrinčiųjų turim tą bakteriją ir kas kelintam jinai kelia tikrai didelių rūpesčių ir prieš vartodami antibiotikų kursą pabandykite didelį tokį stipresnį kursą, jau tokį neprofilaktinį, o tokį jau gydomąjį protokolą, gydomosios mitybos. Ir skirtingai nuo antibiotikų, kaip jau sakiau, tai nėra tokia investicija, kad aš gydau pylori, ar ne, išleidžiu pinigus, papildam, gydau pylori. Antibiotikai gal kompensuojami, gal bus pigiau. Ne. Paimkim, man fainiausia tame yra gydomoje mityboje, kad tu gydai vieną, bet stiprini visą. Garlic allium apskritai atstato žarnyno mikrobiotą. Jeigu mums antibiotikai užmuša viską, išderina, tai čia atstato žarnyno mikrobiotiką, veikia prieš, kaip sakau, antimikrobiškai, antibakteriškai, pelėsius, mielius, grybelius naikina. Plus, ne tik tai, iš tikrųjų tai yra ir preparatas nuo cholesterolio, to didelio, ar ne, mes mažiname apnašas kraujagyslėse ir taip pat yra labai didelis ryšys su smegenų veikla, imuniteto stiprinimu. Taigi daro šitą poveikį. Apie kryžmažiedžius, tai yra moterims cistų, miomų profilaktika, vyrams prostatos išvežėjimo profilaktika ir gydymas netgi. Ir tiesiog antivėžinis produktas, žinot, kopūstai. Taip pat sulforofanas yra smegenim labai svarbus. Yra būtent su brokolių daigų ekstraktu atlikti tyrimai su autistiškai žmonėm ir labai geri ne atsiliepimai, bet tyrimai yra. Taigi irgi veikia visus parametrus moterims, menopauzės laikotarpis, skausmingos mėnesinės, tai yra natūralus toks, kaip natūralus hormoninis preparatas, ar ne, vietoj hormoninių vaistų. Acidofilus plus gerosios žarnyno bakterijos, tai yra tiesiog mūsų kursus reikėtų praeiti, tai yra mes kiekvieną dieną su maistu, su oru, su užterštu vandeniu nužudome tą žarnyno mikrobiomą, o nuo jos priklauso mūsų sveikata, tai bakterijos daro labai gerą darbą apskritai visom sistemom. Alijošius tai yra geros dienos pradžia, mūsų žarnyno sveikatas, opelių, žaizdelių skrandyje gydymas, apskritai virškinimo gydymui ir
gerinimui, ar ne? Žalioji arbata, tai žaliosios arbatos ekstraktas, tai yra numeris 1, numeris 2, tam vadinamai anti-agingo arba jaunystės eliksyrų sąraše, tai jis aktyvina smegenis, turi tokį tiesiog ilgamžiškumo poveikį, manoma, tiesiog kažkaip įjungia tos ilgamžiškumo genus ir tiems, kas turi antsvorį, visceralinius riebalus, tai būtent, kalbu apie šį ekstraktą, šį arbatą, yra sukurta netgi mažinti vidinius riebalus, mažinti tą tokį labai norą apsivalgyti, ką daugelis turi tokį sutrikimą. Tai va, mano šiandien tokia giesmelė, aš manau, kad viltis yra, jūs ieškokite būdų, ieškokite savo variantų, tiesiog nepulkime iš karto, ar turime vyresnius žmonės, nepulkime iš karto tuos antibiotikus gerti po 3 kursus ir jo labiau, kad tai negarantuoja, kad ta bakterija neatsiras. Žodžiu, yra būdų, tyrimas yra atliktas, kas norėsite gal kažką pasitarti, galite susisiekti su manim ir norisi, kad kuo daugiau ši žinia pasklistų. Tai jau ne tik teorija, bet ir praktika. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Ieškokite manęs tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt. Netrukus ir šį straipsnį įkelsiu. Ir Facebook profilyje, ir YouTube kanale tuo pačiu vardu. Tiek žinių iš Molinių ir iki kito susitikimo. Ate.